Labą rytą. Tai ką, kaip ir turiu susitvarkę skryblį, pjaunamąją, mulčerį, susitepęs viską. Su mulčeriu biškai buvau praliekęs, pramulčiavau, viskas jau gerai. Puikiai veikia. Dabar varysiu užsikabinti pjaunamąją. Pasiruošėlės pjovimui. Čia biškai lyja porą savaitikių. Porą, 4 dienas gal geras. Paskui, su tarpais. Tai tais tarpais taip ir galėjau susiremontuoti viską. O dabar šoku lėkiu užsikabės pjaunamąją. Ir pasigaląsti peilius ir jaučiu po pietų varysim pjauti. Ar su viena, kaip pošvė su kita, kad truputį greičiau būtų. Greičiau būtų, nes biški žolė spėja peraugti, tai norėtų nusipjauti greičiau, kad net per daug neperaugti, paskui bus chujova žolė. Chujovas pašaras. Čia va, lėkiu skabinti. Cilindriukas puikiai veikia. Liuks. Viskas gerai. Ir tas grėblį pakeičiau. Pastebėjau, kad video peržiūrėjęs. Šlangą netaip užmontavau. Viskas irgi liuks. Bet šlanga turėjo būti, pats cilindras turėjo būti atvirkščiai. Turėjo būti iš kitos pusės. Tas iš kitos pusės, bet kiek žiūrėjau, netrukdo. Tai ką žiūrėsiu, paskui ką matysiu, kad trukdo, tai nusileisiu, išimsiu kaiščius, pervesiu cilindrą, kad šlangos nenginėti. Viskas. Nes šiaip šlanga turi būti ties vietą, va atsidurti. Čia. Ir taip į tas galas. Anoj pusė taip pat yra. Jei neklyst. Jo. Jup, tai netaip uždėjau. Kelnuojau, žiūrėjau, atrodo viskas normaliai. Bet kai griebsiu bus matyti. Gal normaliai, nenormaliai. Tai ką teks pasiremontuoti, viskas. O gal ir išvažiuojant griebti, pasiremontuosiu. Bus matyti. Dabar žodžiu, varau pjaunamąją peiliukus pasigalasiu. Kurie lėvi pakeisti, dėti naujus, kurie normalus dar palikti, užteks. Ką, viską susirinkau, ko gali prireikti. Peiliukai, sukti, pagalasti, galastas. Bandom.
Nu, tu su tokiais nebepapjausi. O, dėvins. Baisus kaip velnias. Zaibys. Ai, tu na. Beje, tik viena viltis. Vienintelis, kas mane gali išgelbėti, tai va šitas raktas. Aišku, arba dar vamzdį. Atuš. Vai, šūdas. Tai čia iš mano biškį. Teks jaučiu pjaut varžtą. Ar čia nupjaut yra, kui ne? Sekas. Ką dabar? Įsidirbau. Žodžiu, kerstas plaktukas, bandysiu kersti, bandysiu atleisti. Kaip smagiai kalasi. Pats smagiausias dalykas tokie dalykai. Špūnas pizdės, na. Bet yra. Yra pajudėjo. Pajudėjo. Turėjo pajudėti. O, periodo rytelį tikrai. Tai man laukia? Ne, čia. Virgiaus, kurie. Už benziną. Ant Virgiaus nie, bet ten toliau per vidurį į pelkį. Aš sveiks. Ten. Bereik valandos iškabinau, kurie atėjo laukų. Ne, čia varys. Čia už benziną. Virgiaus eina visą nupjauti, ketvirtadienį štain. Ai, paskui žinoti. Matys, pareikalavą, gal važiuos. Ten, tas vienas gal nebūtų. Jeigu aš naktį čia važiavau, dabar žiūrėti. Matys, važiuos, bet neturėjo. Bet tai atrodo, tas tokia huiena, o kūro, kodėl nesiekia nežemė. Matas, vieną dieną snaukia. Ai, tas pis protą, kurva, pist šūdo gabals, na. Nahui, pisau ant šūdo gabalą. Teks mechaniniu būdu su rankikėm. Kas ir su pistu? Pridulkėjęs. Su pist ne, bet pridulkėjęs. Ai, nahui, jau šiandien erzins, matau.
Nu, tai kaip man dabar čia prisiveršti, jeigu čia įsikiša tenais? Oi, blėt, kas čia? Turkis. Blėt, įrankių kurva, kai traktorių atlyčiau, blėt. Dabar aš ten pamėginsim. Tai pusę varžtų susuka, paskui nebesisuka. Žiūrėk, trečią galvą. 17. Pagaliau. Pagaliau. Gerai, man toliau. Nu ką, viskas baigiau, tai aš vadinu, baisu buvo, Jėzus Jėzus. Pakeičiau viską. Gatava paruošta pjauti. Viskas paruošta, kardaniuką susitepiau. Viskas kitkas taškai yra sutepti prie takar, kai šitą šūdą keičiau. Napyliau tepalus į tą krūko. Čia nes čia leido, nežinau, kaip per žiemą buvo išleidę, tai dapyliau, kad apsidraust. Ir viskas kardanus, viskas sutepiau. Viskas sutepęs turiu. Ir kai cilindą keičiau, tvarkiau, atgal dėjau. Darbus atsilikau. Dabar cilindras veikia kaip bitutė. Liuks, man patinka. Kai nebėga tepalai, tai man patinka. Kažkatrų tas ranas irgi leido. Bet nežinau kiek leido. Aš šiaip nebeleidžia. Nu, reikia žiūrėti šiemet, kai dabar papjausi, bet mažai kalnuojas. Aš nuleidžiu ir suku ratą. Tai nesuprantu. Anksčiau kaip pjaudavo su lineriu, tai kilpas daidavo ant kampų, nes linerio vairo susukimo kampas geresnis yra ir labai mažam spinduliu apsisukė. O su Massey Ferguson, kai jis yra truputį, gan daug didesnį kampų sukimus turi, tai neina tą padaryti, tai geriau iš karto taip ir važiuoji, žinai. Ir varai ratas. Sukies ant kampų, kaip išsuki, taip ir grįžti į liniją ir pjauni. O čia va. Massey Ferguson dapjaunamoji. Tarim irgi sutepę viską, jau skabino ošius. Aiškiai atrodo gigantiškai, kai įsideda ant ratrus, virš ratrus. O. Kai važiuoju, labai jaučiasi svoris, nes man atrodo sveria toną 200, tai neklystu. Jo, gyvyk. Toną 150 kg. Tai jau. Ant mažo neužkabinam, nes nebepakelsiu. Viskas ant šono. Nuversti viso gero. Ką, gerai, pavalgiau. Ošius jau išvarė. Sakė, apipjaus, man vieną laukiuką atskirai. Nes jis greičiau lėkt negu aš. Ir plačiau pjauna. Vieną atsikabinsiu spragikė. Ir varysiu.
Bandysim nunešti, bet šiaip su vienu tetu pjauna tą lauką 3-4 valandas. Dviese, per porą valandų turėtume prasisukti. Jeigu gerai eisis viską, tai be jokių nelaimingų atsitikimų, tai jau čia dar pjausim. Jeigu iki 20 hektarų nusipjauti, kad būtų galima sugriebti. Tai va. Lėkiu. Lekiam, darbuotis, pagal pasidešinavimas, jei orai leis, tai per porą savaičių turime viską sutvarkyti. Jau. Moškis neblogai nupjovęs. 3 ratus apsukęs. Gerai, metu kamerą į galą. Oi, trenkia mašina, trenkia traktorius mano per rankas, blin. Šalia biško balandžiai gyvena. Biškelis. Nežodžiu. Nupjovėm. Žolės nėra labai daug. Bet čia tokia kaip kalnas yra, čia kaip tokis, aišku, daug primerusių. Dar nuvažiavo apipjavus uošvis. Nežinau, ko jis iškart neapipjovė. Tai dar tą gabalą reikia nupjauti. Ten yra gale, tenais, kur krūmai yra toli. Irgi nupjauta apie 4 hektarai 5. Čia mūsų iš viso gaunasi 15, neklystu. Ten kitoj pusėje yra nupjauti. Bent jeigu 25 gaunasi. Bet viską iškart nepjausim. Nes nesuspėsi griebti, ruliuoti ir vežti nevešim. Tai pirma spėti susiruliuoti. Dabar šiandien geras oras, tai šiandien nusipjavim, rytoj čia griebsim. Ruliuosim. Vis tiek turi pradžiūti kažkiek. O dabar reikia čia dar tą nupjauti gabalą ir varysim. Varysiu aš griebti. O aš vis varysiu ruliuoti. Ant tą, kur vakar nupjavim. Kur lyt pradėjo, plėjo. Dabar čia apipjaus, galėsiu iš to prisijungti. Ką jau nusileidau, reikia dabar tik taip lauk. Šlūdės paleisti. Apačia yra. Daug negaliu lakstyti, ko su... Užlėpi ir nusileido. Reikia nespaust. Sulėpi valeidis. Gerai. Gerai, metu viską šalin. Ko jau užsikavau, blėt.
Ai, čia. Tas užkimšti. Gerai, pjaunamąją kabiną, badam kiek rėplio. Vienodi padargiai, tiesiog padargiai vienodi blesni. Gamintojas vienodas. O tarp... Yra Fela pilnamoji pas manęs ir Fela grėblys. Tos pačios firmos ir tarp šlaunų atstumas yra tas pats ir labai yra patogu tiesiog, kad nusikabini pjaunamoje, atvažiuoji prie grėblio, prisikabini, nereikia tenais nei patinių šlaunų ir tas biškai pagreitina man persikabinėjimą. Užtrunki tenais apie max 10 minučių pakeisti padargus ir važiuoti toliau dirbti. Ponas žiūriu, kad stabiliai stoji, nereikia nei suveršti nieko, o kitoj pusėje neužfiksuoju vienos šlaunies, nes nėra iki vėlai įkritęs obuolys. Tai tiesiog šoksim į kitą pusę, pereisiu ir įspausiu iki galo, kad įkris obuolys. Ir užfiksuosiu ir bus galima važiuoti dirbti. Ir viskas. O, sėdės. Tas vidėta. Все, gali važiuoti. Reikim grėbtą. Ką tik pjojam dabar vietą, kas sakė, kad liūnų pininkauti. Ne liūna. Bišklieva yra, kai esu iš po kojos vien operacijos. Ta koja neturi apsimoję specialią, tai jinai blemo taip nemaloniai spauta koja. Ir tas komfortas vairuoti ją. Nieka. Nieka jau darysis, šienauti reikia. Jau šiaip savaitę praėjo, pusantros savaitės. Gal tą savaitę poką galėjau drąsiau elgiuos. Važiuoju šienauti. Šiaip mesiukas spėjo, ten 4. Tušis, su priek padengiami. Tavo vietoj. O, gerai. Atsikėlė. Juos vis protas šliūdai. Na, mažutė, leiskis į apačią. O, taviškai. Gerai ir. Taip. Atskait, padarau. Opa. Cita, ten turim lieka žolė ant balos yra. Tiek nebe kaip... Turėtų tojošius atvažiuoti, pradėti mulčiuoti. Kol aš čia sugrįpsiu. Dar ten vienas laukas, dar ten vienas laukas. Tokia... Tas didžiausias, tas biški mažesnis, tas išvis mažiau savo. Aš žodžiu, važiavau vieną ratą, antrą važiavau, sulūžo grėblys, na. Šits bibuks nulūžo, metals. O jis, kiek supratau, čia virinasi. Aučia. Šitos pusės. Čia, va, jau senai įtrūkęs gabaliuks belaik. Ir jisai užsifiksuoja, matomai, laiko
ties katra vieta turi, iki katros vietos turi žaidas stum, nes dabar, kai griebiu, jis jau palieka žolę ties tą vietą. O turi palikti žolę ties tuo ratu. Numesti. Ties tuo ratu turi numesti. O jis jau čia pakėlęs laiko. Tai automatiškai kažkas persisuko, jis fiksuojama, tamai tą, kada tie goliukai ten vaikšto, katro vietą turi kilnuoti. Ir tas nulūžo. Anoj pusė reiks pasižiūrėti dabar, paryt ardyti, bandyti privirinti kažkiek, kad čia sugrėbti. Nes ir čia nemažai nupjauta. Žodžiu. Blemba. Planuok ir turėsi gaidį. O tas gaidys sulūžkas, nors ir bus viskas ir vareik tvarkyti. Laikas būt smalinam. Skersvėjais per stipriai tiekiau. Šūdas. Jeigu gausi, nereikės ardyti ten ar vis. Bus matydama, jeigu važiuojate apsivalytos tepalus. Svargiai reikia privirinti plemba, vandens atsinešti, virinti ir purkšti vandenį, kad jis solidaus, nes viduje nekaistų per daug. Ai, šūdas. Nu nieko nepadarysi, toks gyvenimas, supistas, blet. Taip pasigamitošiu pasakysiu. Žodžiu, biškį greblys sulūžo, važiuoju namo, bandysiu paremontuoti. Speiktis, sukasi ten kažkokia nuo rato, eina trypiančioji, kur, žinai, remiasi į tą, kur sukasi ratu. Ir užsifiksuoja, tai ten matomai, kurioj vietoj turi, žinai, pakilti, nusileisti ražai. Ta trypiančioji fiksuoja. Ir tas vienas metalas nulūžo. Bandysiu, dabar važiuoju pasigautą vietą, kurioje turi kilnuotis ražai. Ir bandysiu privirinti. Ką tokia pachaltūrinti. Nu, davai. Pachaltūrinti! Blet. Gerai, kad ne per... Gal galėjai pirmą pjovimą sulūžti. Tada būtų mane nusipjovė, kažkaip nusipjovėm blemba. 13 hektarų. Dabar klausimas, ar gausis suvirinti. Kaip gausis. Šūdas. Nors nelabai ką gali šiaip pakeisti. Sulūžo. Kaip gali bandyti pasiremontuoti. Ką jau parlėkiau. Dabar reikia apsivalyti. Pasižiūrėti, kame čia dėlą, ne? Kame reikalas. Labai daug. Oi. Čia yra vietos kaip prieiti. Šitos pusės aš kaip prilieti. Lemba čia senai jau nulūžęs. Ai, nusinfonu.
Tai paleis numauti ją, pačią tik viršą. Turėtų sulaukt. Nu, saulė kepina šiandieną. Prieit norėt daugiau. Taip. Taip. Galim sakyti, identišką vietą pastatysiu. Maždaug tiesiai. Bliam, aš nebus kur pasidėti man to gaidžio. Ai, bandyt ant to dėti. Gal kontaktas. Pamėginsim, sužinosim. Aha. Svarbiausią dalyką pamiršau. Iki vandens privaryt, nes šito iškais viską. Taip šilta lauke ir dar pašildysim. Vėlai matot tą kurvą. Gaidį. Biški čiūvas prikibo. Atvėso. Taip. Ai.
jau so. Nu. Na, kaip mėgėjas, bus gal neblogai. Turėtų laikyti porą sezonų. Okay. Varom Sanadoniaus. Stiebižiai gal tas pakaito. Šviežaus. Gerai bus. O, sušilau saulės, blembas, šilta, plus 30. Mėlinti. Nu, gal ten mėlinti nesiverino. Bet tikiuosi laikys. Bent iki šio sezono pabaigos. Štukau. Gerą valandą. Nieko nepadarysi, svarbu laikyti, nes ten vis tiek buvo, kaip ir matysit video, jau buvo senai atitrūkęs ir ant centimetrų besilaik. Tai šiandien ta diena buvo, kai tą centimetrą aš dabaigiau iki galo. Nu, žodžiu, nieko, aš vis jau baigiu apsiruliuoti, ką aš buvau sugriebęs. Gal aš biškį palauk. Palauk. Gerai, čia reikia pievą netoli, viskas čia 800 metrų bėgiuot. Ne, atsiprašau. Kilometrų, gerai. Nors tiek gerai. 8 kilometrai, kol vėl parvažiuoju, viską. Iliustruoju. Nu ką, viskas, nusileidau, viską, pajėgiau, eina kaip bitutė vėl. Biški meilės, biški svarkės ir zaibys. Aišku, žolė, net papildomą valandą pačiu. Gerai, kad stora yra, nebus perdžiavus per daug. Geri ruliukai geri gausis. Kaip žmona sako, zepiriukai. Nu ir atvažiavo, aš sakė, 22 rulius padariau. Blogai žolės. Gerai, leikim grėbti. Nu, ką, šiaip ne taip. 2 valandas. Rytą pradėjau 2 valandas, užtrukau sugriebti. Prieš tai, nu, 2,5 valandas. Prieš tai gerą pusvalandį pagrėbiau ir paskui surinkai grėbiais. Žodžiu, grėblį pasadau, tvariai suoštis paims. Dabar varau. Kažką į ruletuvą turiu atvaręs suoštis, pradėjo ruliuoti. Išvarė kažkur. Teisė ruletuvą. Ruliuoju toliau. Birutės išgersim.
Geriau eisis. Opa. Tai va. Tai turi neblogai pridavęs rulių. O aš visą, kiek įmanomai matyti. Yra. Toliau perimsis estafetę aš, nu. Ką darysi? Švarė kažkur. Tai mos malūnas atvažiuoti miltus sumalti. Tai jau čia švarė, malūnus atvarė. Priskambino ir atvarė. Kad atvažiuoja, tai švarė iš kartą. Reikia išsivalyti. Biškiuką. Čia. Pastovi, kai išmetu rulį. Privaro. Nepakenks, kad išsirinksiu. Nes paskui sauginiai lankai nepakeli ir neveikia, nevažiuoja. Paskui, kai neįsirinkė, privaro dachuje ir tas neatsistoja žiedas į teisingą padėtį, tas apvalus, kur yra gali. Paskui metą klaidą turi eiti, vis tiek valyti. Opa. Tai va. Užmiršt lanką. Gerai, lėkiu. Nėra ko žaisti, dachuje yra. Jau 40 rulių padaryti. Jau šokau, pasijungiau ir piliot. Šalies dachuje. Nes jau Kem 4 rulius padarė. Štolau. Ir gal dar tie panašiai ir bus. Ką tik spėjau pavalgyti. Suprasavau 382 rulių iš viso. Spėjau pavalgyti, reikia varyti dabar šieną pravartyti. O jau 4 valandos. Šieną dar užtruksiu valandinę. Ne. Greit palėks ir reikia prajudinti. Nupjauta buvo. Reikia dabar biškį prajudinti, kad pačiūtų geriau. Gerai, atlikiau šieniuką. Jau gerai apdžiūvęs, pabalęs. Dabar reikia biškį pavartyti. Pravartyti bus gerai ir tai bus galima sugrėbti ir suruliuoti. Na ne, kažkaip gražiai įsivartė, bet susijudino. Svarbiausia susijudino. Gausiai šilts oras. Opa. Svarbiausias, kaip minėjau, susijudino. Gausiai šiltas oras, dabėjukas yra, saulė šviečia, rytoj iki +30 praneša, tai drąsiai išdžius iki vakaro. Jau tai gerai apdžiūvęs yra. O dabar dar pasikėlė nuo žemės, tai... O, kelias monsterė. Ja, monsteris pirk pardavėjas sako, šienavimai prasideda, tu visi monsterį perk, išperk. Tai normalu, nors kažką atsigert važiuojant traktorių, kai sėdi šiandien nuo 10, 6 valandas. Aišku, dar valandų laiko tvarkiau liepti. Nieko. Dar rytoj tokie dalykai. Ir paskui viskas.
baigsis. Šienavimai porai mėnesių bus pauzė. Nuo šienavimo bus kiti darbų, galima bus daryti kitus darbus. Gerai, leikiu namo. Legendinė priekaba. Turiu biškį paremontavęs. Čia biškį lentas keičiau. Čia. Einu. Tualetą ir variuoju iki Aušvio. Pakeisiu ruliuoti. Sakė atvaryti. Nu, tikra vasara, čia pas mus, blėt, saulė, ne viena debesės. Ai, ir vienas. Debesis formos. Ai, lėkiu. Nu, važiuoju. Važiuoju ir žiūri, blemba. Pūla vežė šieną. Biškį kebra per daug prisikrojo, kai čia buvo. Per posūkį biškiuką. Į mano pievą, man rulį prikrito. Oi, ble, cirkininkai. Na, būna. Visiems pasitaiko. Ai, kažkas lempas lūžo, kas ten jam, žmogui nesisek. Susirinks. Ai, važiuoju, va šitos traktorė. Ai, nuo priekiam nuvirto, o, blemba. Ne nuo galo, nuo priekio, biškį patauk susikrovėm, bet tam eilėm, na. Biškį per stipriai. Kampas gavosi skimusi. Sukimusi kampas gavosi staigus ir svorio kampas pasikeitė ir viskas ir nuvirto. Tada šitą ūkininką, kad tas vežas. Jisai pūrą samdo matomai, greičiau jam suvežt. Ir viskas. Gerai, lėkiu. Kai užšokau presą. Lekiam. Į trasą. Ir bom čia, 800 kilų. Kai viskas rulių pridaryta, dabar reikia išsivalyti. Opa. Laikas pabūt pono valytojui. Pati maloniausia dalis. Operatoriau, ateik iš karčiau. Gerai. Jeigu esi čia, tai ateik arčiau. Reikia viską įsivalyti. Nematau. Kad davikliai būtų švarūs, gražus. Taip. Pravalyti. Kiek man mokėsite už šitas paslaugas? Paslaugas? Taip, už operatoriaus paslaugas. Sugalvosim ką nors. Kaip visada. Kada YouTube'as pradės uždirbinėti, tada gausi mokėti. Ne, YouTube'as niekada neuždirbinės. Čia. Maloniausia dalis. Ką? Valymas. Valymas. Nu, nelabai.
To reiks vėl ruliuoti, tai reikia išvalyti. Staigiausiai. Žinot, kažkaip valyti. Čia kokios šlatikės reikėtų? Ką, tiks? Ką žinau, nu tuos visokius smulkesnius. Štai labai. Nežinau, tu man nebeįsimokėsi. Ką? Nu, už operatorius paslaugas. Operatorius paslaugas. Aš paskos vaikštau. Na, Čia. operatorius nuo pinigų jau. Mas nevert, reikia kaip nufilmuosi. Nėra. Žodėsai. Kaip prilendo. Aš esu prie padarysiu. Spėk čia neatvės. Neturi peilio. Spėsiu kažkiek. Aš jau tai strausiu. Viskas. Все, gražu. Čia dar biškai. Jums. Gražu. Važiuosi namo? Nu, viskas, ne? Žinai ką? Atrodo, kai Transformeris Sveiki, ne? susipakoja, nu. Cool. Dar ratą turiu pakelti. Čia biškai irgi nuims. Gerai. Tiks. Gerai, atiduodu tau. Tai jo, žodžiu, viskas, susukau. Nu ką? Pasikrauni ir varai į trasą. Ir taip, kol viskas suveikia. Na ką, viskas paskutinis reisas. Pusę 8. Sėdėjau 8 valandas traktoriuke, atsipūčiau. Nelabai malonu, bet nieko nepadarysi, reiks suširauti.